Labadiena, esu Rasa, tyrinėju žmogaus vidinio pasaulio ir kūno ryšį. Ir šiandien atėjo toks impulsas pasidalinti žinute, kurią pavadinau Papūsk save iš vidaus. Kaip mes galime savo dėmesio ir kvėpavimo pagalba mažinti savo nemalonias, skausmingas vidinės būsenas. Ir toks prisiminimas atėjo iš vaikystės, kai kažką užsigaudavau savo kūne, iš karto sugriebdavau rankomis ir pūsdavau tą vietą. Arba prašydavau, kad kažkas papūstų. Ir iš tikrųjų, kai duodavau dėmesio ir oro savo kvėpavimo į tą vietą, tai iš karto atrodo, tas skausmas mažėdavo ir atslūgdavo. Ir dabar, kai aš žinau, ką mes iš tikrųjų darydavome, tai duodavome tai vietai dėmesio ir tą supresuotą, sutrenktą vietą, kurioje susitelkdavo skausmo energija, mes ją prasklaidydavome savo dėmesio ir kvėpavimo dėka. Tai lygiai tą patį mes galime daryti ir savo vidinių būsenų, skausmingų būsenų prasklaidimui. Nes jeigu jau mes jaučiame kažkokią tai skausmingą būseną savo viduje, vadinasi, ten yra susipresavusi energija. Kas yra nerimas? Kas yra panika? Tai yra baimės energijos, kurios yra nepamatomos, o jos yra užspaudžiamos, užpresuojamos, niekaip neišreiškiamos ir jos virsta skausmingais gumulais, skausmingomis būsenomis. Tai noriu atkreipti dėmesį, kad mes galime papūsti save iš vidaus. Tai tiesiog dabar noriu eiti į tiesioginę patirtį. Kartu su manimi pamėginkite padaryti šitą metodą, pajausti šitą metodą, šitą praktiką. Nueikite, atsisėskite ar atsigulkite jums patogioje vietoje, kad jūs bent 10 minučių ar 15 nieks nesutrukdytų. Patogiai įsitaisykite, užsimerkite ir pajauskite savo viduje, kurioje kūno vietoje tas nemalonus jausmas jaučiasi. Geriausia būtų netgi niekaip neįvardinti tų pojūčių. Nei kad čia nerimas, nei kad čia skausmas, nei kad čia baimė, nei čia kad kažkokia diagnozė ar kažkoks negalavimas. Niekaip to jausmo neįvardinti. Tiesiog jausti, kaip jis jaučiasi. Užsimerkėme, nueinam. Pavyzdžiui, aš jaučiu nemalonų, tokį griaužiantį pojūtį, kažkokį kaitinantį, kažkokį tai smaugiantį, ar ne, kažkoks tai pojūtis, jūs kiekvieną savo įvardinate. Čia kalbu daugiau gal apie tas nerimo, baimės, panikos, tos pojūčius, tas būsenas. Pajauskite, kur jūs tai jaučiatės. Dažniausiai tai turėtų jaustis kažkur krūtinėje, gerklėje, nugaroje, tarp menčių, pakaušyje, galvoje. Tai užsimerkus pajausti tą vietą, kur tą būseną jaučiatės. Sakykime, pavyzdžiui, jaučiasi tą būseną krūtinėje. Dabar užsimerkus eiti vidiniu žvilgsniu į krūtinės vietą, į tą jausmą ir jame būti. Jausti šiame momente sąmoningai, kaip tas pojūtis jaučiasi. Nebėgti nuo jo, o jį pajausti, kaip jis jaučiasi. Tai mes savo dėmesiu lyg apšviečiame tą vietą, nes ji ir pradeda rėkti mums, skaudėti mums. Ji prašosi taip mūsų dėmesio. Įsisąmoniname, jaučiame, kaip jaučiasi ta vieta mūsų kūne. Ir pradedame kvėpuoti tą vietą. Įkvepiame į tą krūtinės vietą ir iškvepiame iš tos vietos. Vėl įkvepiame, jaučiame tą pojūtį ir dar pridedame kvėpavimą į tą vietą.
Ir kai jūs ramiai kvėpuosite ir laikysite dėmesį tame jausme, jūs po kažkiek minučių pajausite, kaip ta būsena silpnėja. Pajausite, lyg kaip persiskirsto energija, kažkokie atsiras šiurpuliukai, burbuliukai, kažkas jausite, kaip ta energija persiskirsto. Gali tas pojūtis nueiti į kitą kūno vietą, tada vėl dėmesiu pasislenkame į kitą kūno vietą. Ir taip duodame dėmesio ir energijos į tą supresuotą, skaudamą vietą. Tada galima ne tik įkvėpti ir iškvėpti tą nemalonę būseną toje kūno vietoje, bet ir prastumdyti, įkvėpti pro krūtinę, kur jaučiame nemalonų jausmą, iškvėpti dėmesiu pro galvą. Iškvėpti pro nosį, bet dėmesį sutelkiu į galvą. Tada įkvėpti vėl per krūtinę, dėmesį laikant tenai. Iškvėpti per pėdas. Įkvėpti vėl į krūtinę, iškvėpti per rankas. Dėmesį nuvesti rankas ir iškvėpimą laikyti dėmesį rankose. Iškvėpiant. Taip mes lyg prastumdome supresuotą energiją. Nes šiaip žmogus, kai teka energija sklandžiai, be jokių trukdžių, kūne turėtumėm mes nieko nejausti. Turėtumėm tiesiog jausti lengvumą, tokį atsipalaidavimo pojūtį, ramybės. Jeigu yra nemalonios būsenos, reiškia, ten susitelkia, susikaupia mūsų energija. Gaunasi kaip užtvanka. O kai mes norime sugriauti užtvanką, kad energija pratekėtų, mes turime į tą vietą daugiau energijos duoti, kad jį pramuštų tą užtvanką. Kaip ir vandens užtvanka, ar ne? Kai mes turim kažkur susitvenkusi vandens telkinį, mes turime duoti didesnę vandens srovę, kad tą užtvanką pramuštume. Tai čia taip pat ir savo dėmesiu, savo kvėpavimu mes prakvėpuojame tą nemalonę, skaudamą vietą. Tai toks metodas, toks sveikas metodas, kurį iš tikrųjų turėtume įgusti kiekvienas, padėdami savo sveikesniu būdu ir iš tikrųjų pajausite, kaip iš karto palengvės. Tai nebūtinai, kad ta būsena iš karto dings. Galbūt reikės tikrai daugiau kartų tą dėmesingą kvėpavimą atlikti, padaryti, bet jūs pajusite, kad jūs galite tai valdyti. Ir žinoma, nepabandžius, nesužinosime, kad tai veikia. Kiekvienas turime eiti savo tiesioginę patirtį, nes kartais žodžiais ir dažnai žodžiais savo patirčių mes sunkiai galime nusakyti, nes tai yra kiekvieno asmeninė patirtis. Kiekvienas mes tik einant į asmeninę patirtį galime pajusti poveikį to dalyko. Kaip ir pavyzdžiui su maistu, ar ne? Aš galiu pasakoti, kaip kažkoks vaisiaus skonis jaučiasi, ar ten pavyzdžiui apelsino skonis, koks yra tas skonis. Kad jis saldžiarkštis, kad jisai salstelės, kad jisai gaivus, kad jisai sultingas, kad jisai, kaip jis jaučiasi, jūs pajausite tik patys jį paragavę. Tai su kiekviena praktika reikia eiti tiesioginę patirtį, nes žodžiai yra tik žodžiai. Čia kaip ir alkanam žmogui. Tu gali jam parodyti, kur yra maistas, tu gali nupirkti jam maisto, bet jis pasisotins tik tai pats pasiėmęs tą maistą ir suvalgęs. Tai toks yra metodas savo dėmesingo įsisąmoninimo, savo kvėpavimo naudojimo tokio nukreipto. Ir taip galime sklaidyti ir mažinti bet kokį skausmą. Ar tai būtų fizinis skausmas, ar tai būtų kažkoks
trauma, ar tai būtų tiesiog įsipjovimas, ar tai būtų susitrenkimas, kvėpavimo pagalba ir dėmesio į tą skaudamą vietą mes galime mažinti tą skausmą ir pagreitinti gijimo procesus. Ir taip pat gydyti ir mažinti savo vidines nemalonias būsenas. Tai praktikuokite, patirkite patys. Jeigu kas neaišku, visada galite parašyti, patikslinsiu, papasakosiu, pakonsultuosiu, pravesiu. Ir likite sveiki ir laimingi.